Nors odontologijos galimybių procesas vystosi ne žingsniais, o dideliais šuoliais, dar yra daugybė pacientų, kurių burnos būklę, funkciją ir vaizdą galima neįtikėtinai pagerinti. Implantologijos ir estetinės odontologijos klinikos Neodenta vadovas, gydytojas odontologas Darius Kunčius, džiaugiasi. Tobulėjant pasaulyje skaitmeninėms technologijoms, artėja perversmas ir odontologinių paslaugų srityje. Juk odontologija yra viena iš pažangiausių medicinos sričių, kur technologinės naujienos greičiausia pritaikomos praktikoje. Šiandieną norėjome Jums papasakoti apie visišką naujovę skaitmeninėje odontologiją. Tai sparčiai populiarėjantį pasaulyje CEREC CAD/CAM skenavimą ir frezavimą. Kas tai yra? Tai toks įrenginys, kuris įgalina valandos bėgyje pagaminti nuolatinį protezą. Tai gali būti vainikėlis, tiltas, užklotas, laminatė ar protezai ant implantų. Kodėl žmogus turėtų tai rinktis? Vieni iš privalumų tai būtų laikas, labai didelis tikslumas ir, aišku, kainos ir kokybės santykis. Jeigu pacientas užsiėmęs ir neturi laiko, tai kas šiandieninėme pasaulyje yra labai aktualu, visi mes kažkur bėgam, tai mes galim pasiūlyti protezavimą per valandą, pusantros, galime padaryti gatavą protezą. Daktare, o kaip vyksta visas tas procesas? CEREC CAD/CAM įrenginys nuskaito kliento dantų parametrus ir perkelia juos į 3D vaizdą kompiuterio ekrane. Nereikia imti jokių atspaudų. Tiesiog užtenka nuskenuoti jūsų dantis. Tuomet kompiuteryje sumodeliuojama protezinė konstrukcija, pritaikomos anatominės formos pagal paciento individualias bei kitų dantų ypatybės. Trimačio nuskenuoto danties vaizdo pagalba sumodeliuojama skaitmeninė protezo versija. Pasirinkus dantų spalvą, siunčiama į frezavimo įrenginį šios konstrukcijos frezavimui. CAD/CAM technologijos esmė – protezavimui paruoštų dantų nuskenavimas specialiu skeneriu ir protezų formos sumodeliavimas specialia kompiuterinė programa. Tai puikios galimybės pacientui ir gydytojui. Patogu ir pacientui, ir gydytojui. Ar tai reiškia, kad mažiau lieka prisilietimo? Gal prisilietimo nelieka mažiau, bet pats procesas tampa šiuolaikiškesnis ir tikslesnis. Nereikia imti atspaudo, kas daugelį pacientų vargina, tai ir gal net ir pykina kai kurios. Tuo labiau, kad perduodant atspaudų nušlifuoto danties vaizdą, gaunami šiokie tokie iškraipimai ir paklaidos. Šiuo atveju taip neatsitinka, nes nufilmuojamas realus vaizdas, kuris yra matomas kompiuteryje 3D pavidalu ir pagal tai yra sumodeliuojamas paciento dantis. O pacientą paklausime, ar liko patenkintas pasirinkęs skaitmeninės technologijos naujovę. Atėjau čia į kliniką susitvarkyti vieno danties, nes mano dantis buvo nuskilęs, gydyti kanalai ir jį reikėjo apvilkti. Dar buvo plius bliombuotas nemažai, tai daktaras tiksliau parinko apvilkimą. Pasirinkau skaitmeninės technologijos naujovę, tiesiog vieno danties frezavimą. Ir jį susitvarkiau. Problema nebuvo labai didelė, tačiau ją išsprendžiu labai greitai. Ką reiškia greitai? Greitai aš dirbu ir studijuoju, tai viską galėjau padaryti vieno vizito metu. Nereikėjo eiti keletą kartų čia į kliniką. Dar plius žinom visi, kad nelabai malonu yra lankytis pas odontologą, bet šį kartą viskas praėjo labai sklandžiai ir gerai. Ar įdėtas tas naujas dantukas iš karto prilipo, nereikėjo jokios korekcijos? Ne, nereikėjo jokios korekcijos, viskas, kaip ir sakiau, jaučiuosi dabar kaip su savo dantim. Kaip supratome, CAD/CAM technologijos esmė – protezavimui paruoštų dantų nuskenavimas specialiu skaneriu ir protezų formos sumodeliavimas specialia kompiuterinė programa. Tai puikios galimybės pacientui ir gydytojui, nepakartojamas tikslumas ir kokybė, aišku, ir laikas.